Brangus mano kanalo žiūrovai, ir vėl aš Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Norite tortuko raudonos spalvos? Hei, mes labai lengvai šiandieną jį pasidarysime. Išmoksime kartu pasidaryti raudoną kremą ir apsidengti štai taip tortuką. Ir greitai ir nesudėtingai pasipuošime tortuką, kuris bus skirtas Valentino dienos proga. Brangus mano žiūrovai, kad pasidaryti raudoną tortą, raudonos spalvos, mums tikrai nereikia begalę raudono kremo. Mums tiesiog reikia nusidažyti sviestinį kremą su kondensuotu pienu su raudonais dažais. Kaip aš tai pasidarau, jūs galite rasti mano YouTube'ės kanale. Ir be to aš būtinai paliksiu nuorodą po šią video. Ir kaip mes dirbame. Mes pirmiausia pasiėmam tortuką, jį išsilyginam. Pas mane yra čia išlygintas tortas 2 sluoksniais. Ir 3 sluoksnis bus jau raudonos spalvos. Nes jeigu mes darysim 3 sluoksnius, tai bus be galo daug raudono kremuko. Štai. Mums tai lieka paskutinis 3 sluoksnis, kuriuo mes išlyginsim tortuką. Šis tortukas bus skirtas Valentino dienai, bet kartais net ne per Valentino dieną klientai nori būtent raudonos spalvos torto. Dedu truputėlį storesnį sluoksnį, kadangi po to mes visą tai išlyginsim. Ir dabar lentelės pagalba aš prilyginu tortuką. Perteklių būtinai reikia nuimti. Jeigu dar nemokate išsilyginti tortuko, aš paliksiu nuorodėlę po šią video pamokėlę, kaip mes galim lengvai ir greitai išsilyginti tortuką. Mentelė turi būti švari. Aš ją valyti naudoju popierinį rankšluostį. O štai tiek kremo aš dedu atgal į indelį. Reikia patikrinti, kad nebūtų balta. Užlyginti, užlopyti. Ir jeigu jums nelabai sekasi išlyginti, tai mes labai greitai padarysim veliūrinį efektą. Mums reikalinga nauja kempinėlė. Perkirpau per pus ir dabar štai tokiais judesiukais mes galime apeiti visą tortuką. Ir jeigu jums kur nors nesigavo gražiai išlyginti, tai būtent tokiu būdu mes visą tai, brangus mano žiūrovai, galime pataisyti. Gražus lygus tortas žiūrisi labai gražiai, bet man patinka. Ir štai toks kaip pašiaušto paviršiaus efektas. Sušiaušiu visą paviršių ir dėsiu tortuką į šaldytuvą. Kol kremukas nesustingęs, aš galiu uždėti Valentino dienai skirtą detalę, papuošimą. Ir kad tortukas nebūtų toks plikas, aš noriu įdėti į viduriuką štai tokią gražią porelę. Tokius tortuko topiriukus aš užsisakiau iš Ebėjaus. Štai taip atrodo dekoracija. Man labai patinka, žinokit, tai toks būna labai paprastas puošybos būdas. Uždėjom, o tortukas jau visai atrodo kitaip. Ir dar norėsim tortuką uždėti štai tokių auksinių dalelių. Imsiu šepetėlio pagalbą. Galima apiplėšyti.
Ir dabar dar norėsiu aptaškyti tartuką, kad kliūtų ir ant viršaus. Kaip padaryti auksinius nubėgimus, tai yra, kaip padaryti auksinius taškiukus, tai yra labai paprasta. Auksinius sausus dažus aš atskiedžiu truputėlį degtinės ir viskas. Ir daugiau nieko čia nemaišysiu. Kad taškiukai būtų gražesni, reikėtų tokio tvirtesnio, šiurkštesnio šepetėlio. Aš turiu štai tokį. Ir tiesiog imsiu piršto pagalbą ir va taip aptaškysiu visą tortuką. Galima kažkur mažiau, kažkur daugiau, bet tai toks paprasčiausias puošybos būdas, kuris nereikalauja be galo daug žinių. Brangus mano žiūrovai, labai tikiuosi, kad ir ši video pamokėlė jums yra ir bus naudinga. Jeigu ne dabar, tai tikrai artimiausiu laiku jūs kepsite kartu su manimi. Jei patiko ši video pamokėlė, nepagailėkite paspausti like, parašyti komentarą. Jums, manau, tai nesukels didelių problemų, užtruks keletą sekundžių, o man tai bus labai malonu. O jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano video kanalą, padarykite tai dabar ir mes visuomet būsime kartu. Iki kitų video pamokėlių. Ate?